Tu jau žinai, kad negali, bet vis tiek ieškai formuluotės, kuris skaudintų kuo mažiau. Ieškai kompromiso, kurio nėra, ir sutinki su tuo, ko neturėtum, kad tik kitas nepasijustų atmestas. Psichologija sako, kad tai nėra silpnumas. Tai nervų sistema, kuri dar neišmoko, jog tavo poreikiai turi tokią pateisę egzistuoti kaip ir kito. Psichologai pastebi, kad žmonėms, kuriems sunku pasakyti ne, vaikystėje atsisakymas dažnai turėjo didelę kainą – pyktį, atstūmimą ar meilės praradimą. Vaikas išmoko, kad sutikdamas yra mylimas, o atsisakydamas rizikuoja ryšiu. Ir ši asociacija neišnyksta tiesiog užaugus. Tyrimai rodo, kad tie, kurie negali nubrėžti ribų, dažnai augo aplinkoje, kurioje jų asmeninė erdvė nebuvo gerbiama, todėl suaugę jie netenka tikėjimo, jog jų atsisakymas turi vertę. Sunkiausia dalis daugeliui yra ne pats ne, o kito reakcija. Perėmę per didelę emocinę atsakomybę, jie negali atsisakyti nepajutę, kad ką nors sužeidė, nes jaučiasi atsakingi ne tik už save, bet ir už tai, kaip kitas priims jų sprendimą. Neuropsichologai aiškina, kad kaltė po atsisakymo yra seniai išmoktas nervų sistemos signalas, o ne dabartinės situacijos įvertinimas. Kūnas reaguoja taip, tarsi ne vis dar kainuotų tiek pat, kiek vaikystėje. Kiekvieną kartą sutinkant prieš savo valią, smegenys patvirtina, kad tavo poreikiai mažiau svarbus, todėl ilgainiui žmogus ne tik nebegali atsisakyti, bet ir nustoja žinoti, ko nori pats. Jei negali pasakyti ne nejausdamas kaltės, tu nesi silpnas. Tavo nervų sistema tiesiog išmoko, kad atsisakymas pažeidžia ryšį. Tačiau riba nėra atmetimas, tai pasakymas, kas esi, o tikri santykiai tai atlaiko.